Sveiki, mėly youtuberiai, su jumis sveikinasi Stifleris, aka Justas, aš sveikinuosi su Irmantu ir štai čia bus mano kiekvienas savaitinis penktadienis klipas. Būtent klipai bus pirmadieniais ir penktadieniais. Taigi, pirmadienį buvo užduotas klausimas, kas yra blogiau, Skype chatai ar reklamos. Ir daugumos balsų, kurie buvo komentaruose, nuspręsta buvo, jog blogiau yra Skype chat. Na, niekam neįdomu, kai tave įtraukia į Skype chatą, kur tu visiškai be temos tenais be ryšių sėdi. Taip kad Skype chatai mūsų netraukit niekur, mums nėra malonu, taip kaip atrodo. Toliau. Facebook sukurtos grupės arba puslapiai neva, kuriuose kokios nors kompromituojančios nuotraukos yra patalpintos. Kiek jūs esate tokio plankę? Negi, bring it on. Aišku, supratau. Tai va, štaigi, kas mano nemėgstamiausias dalykas Facebook'e, tai yra, kad užeini tenais ir tau, siūlo, užeikti mano čia, grupytė. Pavyzdžiui, štai, Armis pasakė, kad užsuki puslapiuką, kuriame yra mokykloje mokiniai prišaukė dvasią. Pamatyk, kaip tai daryti. Negi niekas nedarė tokio dalyko. Ir štai nueini į tą grupę, tenais reikia palaikinti, pasidalinti su draugais ir tave nukreipsi kokį YouTube arba videogagą, kur, no point. Taip kad aš nežinau, kokio vieso jūs kurite, tai geriau iš karto patalpinkite visą linką, pamatys žmonės, palaikins už tai, kad jūs patalpinat ir užtenka. Kam tokios nesąmonės? Toliau. Kone labiausiai stipriausia tema dabartiniams žmonėms tai yra Kalėdos. Kalėdos, kūčios, naujieji metai, Kalėdos. Kągi apie Kalėdas galima pasakyti? Jos yra tik tiek, kad dovanos, artimieji ir rūpesčiai. Tikrai daugiau nieko nepasakysi, taip kad, manau, didžiausia tema yra dovanos, ką dovanoti žmogui. Tai vat, mano šiandienos klausimas būtų, kągi dovanoti artimam žmogui per Kalėdas. Pamėginkite atsakyti į komentarą. Taipogi nepamirškite apsilankyti Kaktomušos grupėje, kurioje vyksta vis dar konkursas Kaktomuša, geriausiai patalpinti savo nuotrauką ir laimėti priziuką. Jį galite rasti nusileidę žemyn mano profilyje, būtent ten prie linkų tikrai rasti. Taigi, aš Stifleris, aka Justas, sveikinuosi su Irmantu ir sveikinu jį su gimtadieniu, o jeigu ne jo gimtadienis, su vardadieniu ir taipogi sveikinu visus su jų gimtadieniais, kurių gimtadieniai yra šiandien. Wow. Taip kad, susitiksim pirmadienį. Iki.